Galingus Lietuvos balsus į pergalę lydi Euronics, ryškiausia žvaigždė elektronikos visatoje. Norėjau dar ilgiau kalbėti, galiu iki 6 ryto, jeigu reikia, bet dėja, lemtis yra lemtis. Prisiminkime, kaip Katažina, atsimenat, kaip jums suskirstė balsus? Atsimenat, ar ne? Kas gavo daugiausiai pakelia dabar ranką, kas gavo antrą vietą pakelia ranką ir kas gavo trečią vietą pakelia 2 rankas. Taip, ir dabar atėjo mums metas sužinoti, kaip už jūs balsavo televizijos žiūrovai. Dėmesio. Greta gauna 56 procentus. Benas gauna 27 procentus. Ir Vladas su Indre gauna 17 procentų, taip? Tikrai taip. Na dabar, mėlyjei, mes sumuosime rezultatus. Taip, kaip juos suskirstė Katažina ir kaip juos suskirstė televizijos žiūrovai. Taigi dabar mes sumuojame rezultatus. Labai baisu. Labai baisu ir iš tiesų tiesioginis eteris ir jūsų balsų skaičiavimas įneša labai nemažai adrenalino ir sumaišties, bet ačiū Dievui rezultatus turiu. Surinkusi 43 procentus, į kitą etapą nebejotinai keliauja Greta. Nuoširdžiausiai sveikinimai ir turbūt Greta tikrai gali dabar jaustis labai rami jau ir atsipalaidavusi, kadangi Tai jį keliauja toliau. Kas keliauja, kurie dar ar kuris dar keliauja toliau? 39 procentai jūs priklauso Benui. Ir Benas keliauja į tolimesnę kovą ir varžysis dėl didžiojo Lietuvos balso titulo. Aš juokiuos visai ne dėl to, kad man labai linksma, kad su šia pora mes turėsim atsisveikinti, o dėl to, kad jūs dar kartą įsitikintumėt, kaip viskas kiekvieną sekundę mainos ir kaip nieko negalima iš anksto nuspėti. Regis ta pora, kuri tokia stipri ir tokia profesionali, bet štai atsisveikina su Lietuvos balsu jūsų ir mokytojo sprendimu. Ačiū, kad buvot su mumis. Išlydėkim juos ir lankykimės jų koncertuose. Būtinai, tai buvo Indrė ir Vladas. Ačiū jums. Jums pačios šauniausios dovanos. Na ir žinoma, Katažinos ašaros. Bet jūsų muzikinis kelias dar tik prasidėjo. Ir gyvenimas kartu. Sveikinu jūs labai labai. Bet kokiu atveju jūs šaunuolį dar kartą. Yes.